kai išgrįsi savo kelią sūriais ir kumpiais, tada paskirsime tau palidovą ir keliauk. Bet pasirinko ir tas aukso medaliais apsižvinavęs žabaronas. Štai kada pagaliau mūsų eglelė vaikais vedina sugrįžo pas savuosius, pamatė ištuštėjusius kaimus, prasigėrusius brolius, užterštą Nemuną. Mylim, šiandien taip norisi jai pažadėti, atstatysime kryžius, susigrąžinsime šimtasiūlėm tebedėvinčius savo kalinius, praskaidrinsim savo tėviškės vandenis ir žmonių širdis. Tik būk, pasilik su mumis, Eglelė, Lietuva, sesė brangioji. Brangus broliai žemaičiai ir Žemaitijos sveteliai. Mano amžiaus žmonės gerai prisimena, kaip visuose susirinkimuose būdavo ištariama privaloma ritualinė frazė. Į garbės prezidiumą siūlau TSKP CK politinį biurą su draugu Stalinu priešaky. Visi atsistodavo ir ilgai karštai plodavo, vildamiesi, kad visareginti saugumo akis tai pastebės ir tinkamai įvertins. Mes čia susirinkę prikelti sutrikto savo orumo, teisėtumo, pasmerkti įsikerojusio idiotizmo, prisiminkime didžiuosius praėjusių šimtmečio žemaičius – Pošką, Stanevičių, Daukantą, Valančių, Ivinskį, Višinskį, Žemaitę ir daugelių kitų slopinamos tautos gaivintojų. Jeigu žemaičių žemė jų nebūtų pagimdžius, mes neturėtumėm nei Baranausko, nei Maironio, nei didžiojo dzūko Konstantino Čiurlionio, nebūtų Lituanikos Krydžio ir šiandieninės Lietuvos. Tegul šių didžiųjų žemaičių atminimas mums teikia vilties ir stiprybės. Sukrutę, subruzdę, mes turime apsigerti kaip kadaise po ilgos gavėnios prieš Velykų rytą ir pasijusti žmonėmis, tikraisiais savosios žemės šeimininkais. Tik nemeluokime savo ir kitiems, kad tai viens du ir padarysim. Šiandien Lietuva ko gero labiau prasigėrus ir nukraujavus negu Valančiaus laikais. Tada jai grėsė sulenkėjimas, surusinimas, dabar fizinis ir moralinis tautos įsigimimas, ekologinė krizė. Po 1863 metų sukilimo Lietuvoje buvo pakarta, sušaudyta ir ištremta į katorgą apie 30 000 gyventojų, o tėvelio Stalino dėka augų skaičius 10 kartų didesnis. Sunaikinti ir išplaškyti po pasaulį šviesiausi Lietuvos inteligentai, geriausi ūkininkai, liaudies švietėjai ir kovotojai už tikrą demokratiją. Valančiaus laikai Lietuvoje buvo vadinami nesirūpinti savo tautos ateitim ir patikėti atvykstančiais ramintojais, ginančiais savo žinybų interesus. Valančiaus laikų Lietuva buvo pavadinta Sieverno-Zapadnai kraj. Tikrasis jos vardas nebebuvo minimas. Ta krajų engė ne tik atėjūnai gubernatoriai, asesoriai, pristavai, ispravnikai, engė ir savieji. Sulenkėję bajorai, tijūnai, prievaizdai ir eiliniai šuneliai skundikai. Vienokių ir kitokių pristavų bei vietinių bajorų mes pakankamai turim ir dabar. Tik anuometinius tvarkunius pakeitė nomenklatūriniai rinktiniai biurokratai. Už ko pakalikas koks buvo, toks ir pasiliko. Šviesios atminties velionė Dalia Grinkevičiūtė pakartoti Grinkevičiūtės žodžius, kodėl jūs save sutapatinate su Stalino ir Berijos budeliais,
Atsiribokite nuo jų. Atsiribokite, draugas Ališauskai. Atėjo metas tokiems pasakyti škiuš. Gana jums viniotis į raudoną vėliavą ir gąsdinti mus baltosiom meškom. Esu tikras, kad daugelis čia susirinkusių yra kilę iš kaimo. Kodėl mes arba mūsų tėvai atsižadėjo krauju ir prakaitu aplaistytos savosios žemės? Todėl, kad pati šiurpiausia baudžiava buvo įvesta mūsų laikais, kai valstiečiai buvo varus suvaryti į kolūkius. Valančiaus laikų baudžiauninkai dar glaudėsi prie savo valako ar pusvalakio, tarsi bitelės prie medaus korio, o Stalino kruvina letina išvartė mūsų avilius, paleido vėjais tėvų sodybas, karščiausius gimtosios žemelės mylėtojus atšaldė Sibiro sniegynuose. Dabar Lietuvos laukams apdirbti jau samdomės huculus, armenus, čigonus. Štai iki ko prisigyvenom, bet ateity dalis mūsiškių turės sugrįžti į savo laukus į kaimą. Kitaip lietuvis turės dairytis drebulės, kuri tiktų ne itin garbingam jo kryžiui. Carų laikų Lietuvoj po numalšinto sukilimo labai stigo lietuviškos inteligentijos. Uždraustos mokyklos ir lietuviška spauda. Knygnešiai už pargabentą iš prūsų maldaknygę, už aušros arba varpo laikraštuką buvo tremiami į katorgą. Tačiau tada kiekviename kaime skambėjo sodriai, gimtoji kalba, liaudės dainos ir giesmės. Tai kaip čia atsitiko, kad mes, būdami raštingi, net varomi į mokyklas, šitaip nuskurdinom savo gimtąją kalbą ir papročius, užmiršome dainas ir pasakas. Ir šito praradimo mes neturime teisės užmiršti. O kiek esam girdėjęs kalambijant apie tai, kad jau beveik atsikratėm religinio tamsumo, nustojom giedoti pulkim ant kelių ir nebemaldaujam Marijos išgelbėk nuo priešo baisaus. Tačiau daugelis atitolusių nuo bažnyčios neišmano, kažin ar toks tėviškas jo pabarimas šiandien priverstų žemaitėlius pasukti blaivybės keliu. Per daug sugriauta ir išniekinta senųjų vertybių ir šventenybių. Daugelis net ėmė abejoti, ar beverta siekti doros, tiesos ir grožio. Gal ir tai ne kas kita, kaip praeities atgyvenos? Ne, broleliai, ne. Jeigu įsitikinom, kad Dievo nėra nei dangui, nei žemėj, kiekvienas privalom jį turėti savo širdyje. Vadinkime jį didžiąją vertybę, į kurią įeina pareiga savo žmogiškai prigimčiai, šeimai, tėvynei ir žmonijai. Dabar mūsų troškimą šviesiau ir protingiau gyventi skatina didysis persitvarkymas, naujasis partijos kursas. O jeigu mes Valančiaus žodžiais tariant, nesam paskutiniai liogriai, lapataržos, turim visom išgalėm remti Gorbačiovo politiką. Netridailiokim, kaip moki žemaičių ganytojas. Bet ir nebelindėkim, kaip pelės po šluotą. Atėjo metas tą šluotą paėmus išgremžti iš savo gyvenimo visas užsilikusias stalinizmo šiukšles, visą Brežnevo subingalvystę. Savo ilgametę baimę ir apsileidimą, o prieš tos ponus, kuriuos veidmainingai vadindavom draugais, jeigu jie ir toliau graibstys mums už rankų, pakelsime ir šluotos kotą. Iškrapštysime juos iš minkštų krėslų, kaip rupkes iš rūtų darželio. Ir prieš rinkimus apsakysime jų darbus. Padarysime viską, kad jie niekada nebesisėstų mums ant sprando ir nebesisiaustytų į raudoną vėliavą.
Tam rimtam ir neatidėliotinam darbui reikia mūsų vienybės, žemaitiško atkaklumo ir pasitikėjimo. Viso to mes vieni kitiems šiandien ir palinkėkim. Ačiū. Išklausėme ugningos mūsų svečio rašytojo Kazio Sajos kalbos. Manau, kad mes, žemaičiai, išsitiesime visų ūgių. Pasistengsime, kad tas vergiškas mūsų nuolankumas, užguitumas paliks praeityje. Apie lietuvių kalbos problemas, apie lietuvių kalbos būklę, jos likimą kalbės mokytoja Statkevičienė. Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja valstybė, o tik išlaikydama savo gimtąją kalbą. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas ir valstybės sargas. Sunaikink ją, sunaikinsi santaiką ir vienybę. Sunaikink ją ir užtems saulė danguje, sumaišysi tvarką, atimsi gyvybę ir garbę. Pati prigimtis visus mus moko, gamta liepia kalbėti. Prigimtis šaukėsi tautos kraujo ir savos kalbos. Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąją kalbą. Ir visada rūpinosi ją išlaikyti, gražinti, puoselėti, turtinti. Nėra tokios menkos tautos ir tokio niekingo užkampio, kur žmonės nevartotų savo gimtosios kalbos. Tąją kalbą paprastai visi rašo savas istorijas, savas ir kitų, šios dienos ir praeities. Jei leidžia svetimų kalbų, TSR kalba yra lietuvių kalba. Bet vis dėlto mums nepadėjo niekas, nepadėjo televizija, nepadėjo radijas, nepadėjo ir mūsų laikraščiai. Paklausykite, ką sėja žemdirbiai. Sėja grūdinės kultūras, sėja šakniavaisių kultūras, patys būdami nekultūringi. Ir šiandien penktokas nebegali išvardinti nei rugių, nei kviečių, nei avižų, nei miežių, jis nežino jų vardų. Vaikai nebemoka apsirengti, jie viską užsideda batus, užsideda kojinės, susideda pirštinės, susideda suknelį ir skarelį ir šaliką ir viską, ką tik tai turi. Nieko mes nebeišmokėm vaikų, kadangi ir namuose tėvų sakydami gimtosios kalbos, nuo pat pirmojo žodžio, nuo pat pirmojo ištarimo mama, būkit jiems draugais. Jeigu vaikas ateis į mokyklą išmokęs savo mamos kalbos, gražios, turtingos, šiltos, skambios, mes ir mokykloje galėsim daugiau ką nors padaryti. Jeigu vaikų žodynas